Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 9 skyrius 3 lokių trobelė. Betė čiupo pagalvėlę ir nušvilpė šležinę žemyn. Apačioje iššovė pro dureles ir pliumptelėjo ant samanų kupsto. Vos tik spėjo atsistoti, pro dureles išlėkė Franė. Kaip smagu lėkti šležinę, tarė Betė. Galėčiau visą dieną važinėtis. Aš irgi, jei pirmiau nereikėtų taip aukštai kiberiuotis į medį, atsakė Franė. Durelės atsidarė, lauk išskriejo Mėnulveidas ant geltonos pagalvėlės. Jis sudėjo 3 pagalvėlės į krūvą, švilptelėjo jų prižiūrėtojai voveraitei ir numetė jai. Paskui atsisuko į lūkuriuojančias mergaitės. Traukinys išvyksta vidurnaktį, paaiškino. Greičiau. Miškas tebebuvo nutvikstas mėnesienos. Visi 3 nuskubėjo įstoti aplenkdami medžius. Staiga Betė išgirdo pukšnojantį traukinį ir jodvė su Franė nustebusią sustojo, nes pamatė tarp medžių rangantis traukinuką, panašu į senamadišką prisukamą žaislą, tik didelį. Garvežėje net raktas kišojo, lyg šį traukinį būtų reikėję prisukti. Netoliese stovėjo stotelė. Mėnulveidis čiupo mergaitės už rankų ir leidosi bėgti. Traukinys jau laukė. Vagono durys buvo skardinės, o langai neatsidarė kaip prisukamo traukinio. Betė iš paskutinių stengėsi atidaryti duris, bet nieko neišėjo. Traukinys sušvilpė, tuoj pajudės. Nežinot, kaip įlipti traukinį, nusijaukė Mėnulveidis. Na ir kvailos, per stogą. Sulig tais žodžiais jis stumtelėjo stogą ir šis nuslydo kaip žaislinė traukinuką. Man atrodo, kad čia prisukamas traukinukas, tik didelis, pasakė Franė, ropždamasi ant vagono stogą. Kaip gyva nesumačiusi tokio juokingo traukinio. Visi įlipo. Turbūt Mėnulveidis dorai neužstumė stogą, todėl, kai traukinys pajudėjo, Betė su Franė atsistojo ir ėmė žvalgytis pro stogą, nes pro skardinius langus vis tiek nieko nebuvo matyti. Vaizdas buvo nepakartojamas. Kitoje lėlių stotelėje į vagoną įlipo 3 lėlės ir įsmeigė į jos akis. Viena buvo tokia panaši į Betės namie paliktą lėlę, kad mergaitė irgi netitraukė nuo jos akių. Trečioje niurzgų stotelėje prie geležinkelio bėgių stovėjo 3 senės, klaikiai susisukusius snukius. Viena įlipo į jų vagoną ir visos 3 lėlės iškart išlipo, paskui persėdo į kitą vagoną. Pasislink, piktai drėbė niurzga Mėnulveidžiui, šis pasislinko. Niurzga nebuvo svajonių bendrakeleivė. Ji be perstojo bambėjo ir didžiulė spygliuotų rožių pintinė vis užkliudydavo Franę. Atvažiavom, sušuko Mėnulveidis, kai traukinys sustojo 4 stotelėje ir visi 3 su džiaugsmu išlipo, palikę niurzgą niurzgėti toliau. Ši stotelė vadinosi Lokių stotelė ir aplink iš tiesų šleivojo daugybė meškiukų rudų, rausvų, mėlynų ir baltų. Norėdami pasišnekėti, jie spausdavo savo pilvą, kur buvo kalbos mygtukas, ir tada kuo puikiausiai tarškėdavo. Pamačiusi tokį vaizdą Franė vos nesukikeno. Šnekantis meškiukai atrodė labai juokingai. Prašom pasakyti, kur 3 lokių trobelė, mandagiai paklausė Mėnulveidis mėlyną meškiuko. Meškiukas pustelėjo savo pilvą ir atsakė maloniu, urzgiančiu balsu. Iki galo, paskui žemyn ir aplink.
Dėkui, padėkoja Mėnulveidis. Nelabai aišku, suabejojo Betė. Visai aišku, atšovė Mėnulveidis ir nusivedė jas takeliu pro sausmedžius. Dabar eisim iki tako galo, paskui takas leisis nuo kalno, o tada reikės pasukti už kampo. Jis buvo teisus. Jie ėjo iki galo, žemyn ir aplink, o paskui medžių godė išvydo gražutį namelį. Nuo pamatų iki stogo ji buvo apraizgiusios rausvos rožės, o maži langeliai mirkčiojo mėnesienoje kaip akis. Mėnulveidis pasibeldė. Prašom, pasigirdo mieguistas balsas. Mėnulveidis atidarė duris ir visi įėjo vidun. Priešai stovėjo stalas, ant jo 3 dubenys su garuojančia avižinė koše, o prie jo 3 kėdės, didelė, vidutinė ir mažutė. Tikrai, 3 lokių trobelė, jaudinamasi sušnibždėjo Betė, lyg pasaka būtų virtusi tikrovę. Mes čia, pasigirdo balsas iš gretimo kambario. Mėnulveidis su Betė ir Frane pasuko tenai. Tasai kambarys buvo miegamasis, taip pat su 3 lovom, didelė, vidutinė ir mažutė lovelė, kurioje gulėjo neapsakoma grožio meškiukas mėlynomis akimis. Kur auksakasė, paklausė Mėnulveidis. Išėjo turgu, paaiškino tėtis Lokys. Kur jos lova, paklausė Betė, dairydamasi. Tai ji dabar nuolatos gyvena su jumis? Taip, atsakė tėtis Lokys ir pasitaisė naktinę kepuraitę. Ji puikiai mumis rūpinasi, šiąnakt užburtame miške turgus. Tai ji ir išėjo pažiūrėti, gal gaus nebrangių avižinių kruopų. O miega ji toje lovoje, kurioje nori. Tada mes susispaudžiam, bet labiausiai jai patinka lokiuko lova, nes ten minkšta ir šilta. Taip ir pasakoja, tarė Franė. Kokioje pasakoje? Paklausė mama Lokė. Pasakoja apie 3 lokius, paaiškino Franė. Negirdėjom tokios, vienu balsu pareiškė visi 3 lokiai. Labai nustebindami Betė ir Franė. Daugiau jos nieko nebeklausinėjo. Štai ir auksakasė, tarė mama Lokė. Vis aiškiau buvo girdėti plonas balselis. Lokiukas iššoka iš lovytės ir džiaugdamasis nukurnėjo prie durų. Daili mergytė ilgais garbanotais auksiniais plaukais čiupo jį į glėbį. Sveikas, meilutė, tarė jie, ar neišdykavai? Čia jį pamatė Betę, Franę ir poną Mėnulveidį ir nustebusi įsmeigė akis į jos. Kas jūs? Paklausė. Ponas Mėnulveidis papasakojo apie Džo iškeliavusi į ledo ir sniego šalį, kur gyvena dideli, balti lokiai. Ko gero, jį ten įkalino stebuklingasis senis besmegenis, tarė Mėnulveidis, ir jis turės gyventi su baltaisiais lokiais. Ar negali tavo 3 lokiai keliauti su mumis ir paprašyti baltųjų lokių, kad paleistų Džo, auksakasę? Bet aš nežinau kelio, atsakė auksakasė. Mes žinom, staiga įsiterpė tėtis Lokys. Baltieji lokiai mūsų pusbroliai. Mėnulveidį, jei tu mums truputį pabursi, po valandėlės būsim ledo ir sniego šalyje. O Dieve, apstulbo Betė, bet ji labai toli, pačioje tolumų medžio viršūnėje. Tai nesvarbu, atsakė tėtis Lokys. Jis nukėlė nuo židinio atbrailos didelį ąsotį ir pripylė vandens. Paskui įbėrė geltonų miltelių ir išmaišė didelę juodą varnos plunksną. Mėnulveidis įkišo rankas į vandenį ir užtraukė giesmę, kurios žodžiai buvo tokie keisti, kad Betei su Frane šiurpuliai perėjo per visą kūną. Vanduo sukunkuliavo, pakilo iki ąsočio viršaus, išsiliejo ant grindų ir čia pat jam po kojomis virto ledu. Namelėje ėmė pūsti šaltas vėjas, visi sudrebėjo.
Betė pažvelgė pro langą ir pamatė tokį keistą dalyką, kad neteko žadą iš nuostabos, tik rodė pirštu. Pažiūrėjo pro langą ir Franė. Ir ką jie išvydo? Visur vien sniegas ir ledas. Jie atsidūrė toje pačioje šalyje, kur Džo. Kaip tai atsitiko, nesuprato nei Betė, nei Franė. Atvykom, tarė Mėnulveidis, ištraukė rankas iš ąsočio ir nusišluostė raudoną nosinę. Gal galit paskolinti paltus, lokiai? Mes čia sušalsim. Mama Lokė padavė jiems iš spintos storus paltus. Visi apsivilko, lokiai ir tai buvo kailiniuoti, todėl jiems paltų nereikėjo. Dabar ieškosime Džo, pasakė Mėnulveidis. Einam, lokiai, jūs turit mums padėti.